Liepos 17 dieną Balbieriškyje vyko miestelio šventė, skirta Žalgirio mūšio jubiliejui paminėti. Šventėje pasirodė vietiniai šokių ir dainų kolektyvai. Balbieriškio seniūnas Algis Marcinkevičius apdovanojo irklavimo ir futbolo varžybų nugalėtojus ir pasidžiaugė, kad šiais metais balbieriškiečiai gerai pasiruošė šventei. Mėly balbieriškiečiai ir miestelio svečiai, sveikiname su jumis visais šį gražų ir iškilmingą vakarą, skirtą Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui paminėti. Labas vakaras visiems susirinkusiems į Balbieriškio seniūnijos vasaros šventę prie Ringio ir Peršėkės. Kaip per Balbieriškį tekančios upės suplaukė į vieną upių tėvą Nemuną, taip ir šios dvi iškilmingos šventės sutelpa šiame gražiame Liepos vakare. Žalgirio mūšis laimėtas 1410 metų Liepos 15 dieną, Balbieriškio miestelio šventė švenčiama Liepos 17 dieną. Tai gražios datos, viena išaukštinanti Lietuvą, kita sutelkianti žmonės prie savo šaknų, į savo gimtinę. O Lietuva ant Nemuno parimus, vaikus piliakalnios dievais ramina. Ja amžiais veda aiščių pašaukimas, ją stiprina netilstanti daina, sūnų aukom gyva ir amžina. Šiandienos programą svečiams ir gyventojams rengia ne tik seniūnija, čia bendras darbas bendruomenės ir kultūros ir laisvalaikio centro. Na, o programa šiais metais daugiau orientuota būtent į mūsų pačių atlikėjus, tai yra į mūsų pačių artistus ir žinoma orientuota į Žalgirio mūšių 600 metų paminėjimą. Tai daugiau matysime liaudiškos muzikos, etnografijos, daugiau matysime, na tiesiog tai, kas sieja mus daugiau su praeitimi. O kaip ruošiatės šventė, kaip gyvena balbieriškiečiai? Šventė kiekvienas ruošiasi savaip, žinoma, savo namuose kiekvienas žmogus tvarkosi aplinką, kas labai džiugu pasikviečia savo artimuosius, kurie gyvena kiek tolėliau arba kažkada gyvenę Balbieriškyje. Na, o mes, pati seniūnija ir įstaigos ruošiasi, žinoma, tvarkėme aplinką tą, kurioje šiandieną visi esame, ieškojome rėmėjų. Na, kaip žinia, šventė ne tik šiandieną, bet buvo ir vakar, tai yra baidarių varžybos. Reikėjo ir upę išvalyti, kad galėtų plaukti baidarės ir nemažai hektarų žolės nušienauti. Na, tiesiog pradedant ūkio darbais ir baigiant rėmėjų ieškojimu ir repeticijom. O kaip pasikeitė pats Balbieriškis per visus metus? Aš manau, kad keičiasi labai stipriai į gerą, nes jeigu žmogus gyvenantis čia ateina ir sako, seniūne, gal galėčiau ko nors prisidėti prie šventės, tiesiog padėti, tiesiog gal ką nors atnešti, na ir net ir tokių yra, gal galėčiau pinigų duoti, tai aš manau, kad pasikeitė, na, keičiasi, sakykime, taip į gerą, kad tiesiog, na, čia miela gyventi, miela dirbti ir manau, kad tas geras pavyzdys užkrečia kiekvieną, kuris čia bent kiek susijęs su Balbieriškiu. O ar tiesa, kad tai yra paskutinė šventė, kai jūs esate seniūnas? Šią vasarą taip. Na, o vėliau kas gali žinoti. Tiesiog, kaip žinia, esu pasiūlytas į administracijos direktoriaus postą, tačiau tarybos posėdis bus ketvirtadienį ir kas žino, kaip bus pakeltos rankos. Beje, namai visuomet laukia ir jeigu dirbsiu ten sąžiningai, jeigu nebūsiu ten reikalingas, grįšiu vėl čia į savo kraštą ir manau, kad dirbantis žmogus esu reikalingas ir manau, kad tų švenčių, net jeigu aš čia ir nedirbsiu, tikrai bus ir jose aš visiems būsiu, visiems dalyvausiu.
Ar patinka jums šitą šventę? Ai, o kodėl? Būtinai. O kaip manote, ar reikalingos tokios šventės yra? Tai jei nebūtų švenčių, tai tik grabus pirkti reiktų. O ar pats daug ruošėtės šventai? Ką čia ruoštis, va? Kepurę ant galvos, intrusikus ir pirmin ir viskas. O kaip manote, kaip vertinate savo seniūno darbą? O, seniūnas, puikus. Vienas iš geriausių buvo. O tai kuo jisai puikus yra? Taip, kaip žmogus, kaip veikėjas visur, muzikalus žmogus, labai tinkamas man. Na, tai už ką gavote apdovanojimą? Aš? Taip. Taip pasakykite. Už pravestas varžybas. O kaip manote, ar reikalingos tokios šventės? O kaipgi? Klausykit, kai žmonės eina visi. O ar visada lankotės Balbieriškio šventėse? Klausykit, aš tai šventes visą laiką padedu organizuoti. Aš esu kūno kultūros mokytojas ir man šventė, tai yra varžybos, man yra šventė. Šitą šventę aš jau dar pasižiūriu. O taip visos varžybos, ar tai futbolas, ar krepšinis vyktų salėje, ar lauke, aš visą laiką dalyvauju. Juk, sako, kiek jau, aš nuo 70 metų. 1970 metų aš Balbieriškyje. Kaip vertinat seniūno darbą Balbieriškyje? O seniūnas, mano mokinys. Mano mokinys. Tai kaip jisai dirba kaip seniūnas? Šaunuolis. Ir vienu žodžiu, pas jį galima ateiti kreiptis bet kokiu klausimu. Ir jisai, matot, jisai buvęs ir mokytojas. Ir muzikantas. Ir vienu žodžiu, taip žmogus, vienu žodžiu vietinis jis yra. Ir jisai supranta visą aplinką, viską. Žinoma, jeigu jam nepadės, jis vienas nieko nepadarys. Bet jam reikia pagalbos, jam reikia padėti.